Labas rytas, tai šiandien pradedu vlogą ir aš taip džiaugiuosi, nes realiai aš pradedu vlogą, bet šiandien grinai 1 gruodžio ir visi kiti vlogai kaip ir kalėdiniai, aš juos filmuodavau, kaip pasakyti, ne gruodžio mėnesį dar, tai dabar aš tokia, ir aš turiu čia savo advento kalendoriaus šokoladą galer, tai va jį suvalgysiu prie kavos. Ir viskas jau matysi tik tai Merry Christmas, kartais nuo karto, jeigu nebus šitų padelių, bet taip, tai tiesiog tokia tobula nuotaika ir dar aš pro langą matau apsnigta viskas, tai yra tiesiog wow. Tiesiog noriu jums parodyti, va, kaip medžiai apsnigti, žiauriai gražu yra. Žiūrėkit, kas čia, ponas Miausis. Žinokit, jis miegojo irgi pas mane kambaryje ant radiatoriaus. Dabar jinai šeriasi, tai viškai ant baltų radiatorių. Labai matosi kailiukas jos. Tai va, bet anksčiau čia ant šito kaip ir kėdės fotelio nelabai miegodavo. Dabar jinai miega ir pasižiūrėkit, kaip jai gera. Kadangi šviečia spiginai saulė. Ir aišku, galit kaip visada pasiekti mane bei pono Miausą, visi socialiniai linkai bus apačioj, aprašyme. Tai va, šiaip žiauriai fainai. Labai mėgstu, tiesiog pabūt, pafilmuoti. Ir aišku, grįžtu atgal į savo 16 valandų miegą. Taip va, kad jinai turi išmiegoti 16 valandų per parą. Tai va, toliau miegam, žodžiu, tinginiaujam. Tai dar tą dieną, ką aš padariau, tai išėjau pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų orų, tam, kad aš vien nesėdėčiau ir neužrambėčiau ir nebūčiau kaip sliekas. Popierius, kurį aš turiu įpakavimą nuo praeitų metų, tai aš jį panaudosiu supakuoti vieną dovaną. Jo, jau pirmą dovaną pakuosiu. Gerai, tai labas visiems, turiu savo Douglaso siuntinį, pagaliau jis čia. Tai labai noriu jums atidaryti jį. Oh god. Okay. Oh my god. Gerai. Kaip miela, ta prasme. Ta prasme, visas šitas žiauriai kvepia. Čia yra tiesiog kad va dėkoja, kad pirkom. Ir oh my god, ar jūs juokaujat, mes dar turim dovaną? Aš ne... Ir jinai kvepia, wow. Ta prasme, aš šimtai. Žiūrėkit, mes turim kvepalų mėginuką ir Filorgą. Jei nežinot Filorgą, šiaip aš labai mėgstu, labai gera. Pirmą. Ir ką? Okay, tai viskas atėjo, kas yra be galo gerai ir smagu. Tai pirma, ką mes turime, yra šis Luminė nuėmėjas. Aš maniau, kad jis bus didesnis. Jo, internete jis atrodo didesnis, bet jis atrodo štai taip. Mano mamai bus dovana. Tuomet mes turime bijūnų vonios bombą, kuri taip pat bus dovana mano mamai. Turime mėlynių vonios bombą, kuri bus dovana mano puseseriai. Turime, čia yra kaip ir obuolių kvapų vazelinas bei rankų kremukas iš Standers. Toks rinkinukas aš pati sudėliojau. Čia bus mano močiutei. Džiaugiuosi dėl šių 2 burbulų, nes jie be galo gražiai supakuoti, kaip matot. Ir šiaip Standers būtent vonios bombos pačios geriausios. Nejuokauju, aš tikrai jas pirkdavau, naudodavau. Pilna kvapų pasirinkimų ir šiaip jie labai geri. Tad aš tikrai žinau, kad neprašausiu ir močiutei praeitais metais irgi pirkau tokį kremuką, tik kito kvapo, jai be galo patiko.
pirkau mėlynį. Tai šį kartą aš labiau, kai šaltasis sezonas, reikia drėkinimo. Ir aišku, mano mama pati labai prašė valiklių. Tai vat Luminė labai geras, rekomenduoju. Aišku, jeigu mano draugai žiūri, tai nekreipkite dėmesio. Bet savo draugiam taip pat paėmiau štai šiuos kalėdinių įpakavimo pusketus, nes jas be galo mėgstu. Tai tiesiog be galo džiaugiuosi, kad čia ne viskas yra, dar ne viskas. Tai tikrai jom patiks ir šiaip atrodo be galo smagiai. Ir tuomet, aišku, dar mano mamai aš paėmiau Toblerone, būtent juodo šokolado, nes jai be galo patinka. Ir aš pamaniau, kad būtų smagu ją taip pradžiuginti. Geriau kavos, bet aš noriu jums parodyti, kaipgi mano, kai ką, paupdeitinsiu. Tai iš tikrųjų aš jau savo šitose dėžėse, kai ką įdėjau, naudojau iš tikrųjų keliom dovanom. Čia mano mamai, mano mačiutei. Dovanos, kurias aš vakar išpakau ir štai ten dar jų pilna. Jau toks blogas apšvietimas, tai įsijungiau lempą, žiūrim, ar mano koinai kažkas yra. O, yra. Gerai, žiūrim, kas čia yra koinai. Kinder Country. Nežinau, gal aš jį pasiliksiu vėliau, dabar tikrai nenoriu. Bet žiūriai fainai atrodo. Įsivaizduojat, ant kiek aš laukiu šito atidaryti vėl. Didelis ačiū tau, kad žiūrėjai šitą video iki galo. Jis tau patiko, būtinai paspausk like. Taip pat komentuok apačioj komentaruose, ar tu jau nupirkai savo pirmasis kalėdinės dovanas. Taip pat nepamiršk pasidalinti šiuo video su savo draugais ir bandyti juos užkrėsti arba skleisti toliau kalėdinę nuotaiką ir susitiksim kitam mano video. Čiau!